čia tokia ta vieta plika, reikia žiūrėti kitos, man atrodo, gal čia ne. Nors ne, mes dar nesam važiavę iš tikrųjų čia. B. Kaip suprast. Ten gerai, gal čia bet kur ten dabar žiūrėk. Baig. Ten matas Isle of Wight. Tai va čia, kur buvau pritraukęs kamerą, galvoju, kas ten yra, reikia nuvažiuoti. Būtų smagu ten kažkur išmiegoti ir pasivaikščioti. Tai pasirodo, kad bandžiau per Google pažiūrėti, kaip da važiuoti. Pasirodo, kad ten šita sala, Isle of Wight, žiauriai gražiai atrodo. Reiks kažkada nuplaukti, mačiau, apie 2 valandas, nuo 2 iki 4 valandų keltas kelias. Ane, Grantai, plauksim, ane? Bet ne šį kartą. Gal vasaros gale, jeigu grįšiu čia į tą pusę. Tai va, iki draugai. Varau iškotis nakvynės vietos ir kažkur pasivaikščioti dar. Gražus oras. Nuotaika gera, po džimo, po salės, atsigavęs. Bele koks geras yra jausmas laisvės. Good luck, brothers. Anči. Kas ten? Eik sovėt. Anči. Kurį ir atnešk. Granči.
Geras. Nu juk tas buvo, Rančiai. Rančiai. Time to meditate. Ne, skaniai, Rančiai, skaniai, ne. Va taip sugalvojau, senai turėjau šitą reikalą jetbolą, kad reikia pradėti darytis valgyti, o nebe iš parduotuvių viską šluoti, pagaminta jau. Tai va steikiuką Turėjom ką tik avariją, nes dar nemoku elgtis, kokius gal 2 kartus iš viso. Tai naudojasi šitą dalyką, o ne Rančiai. Tai pradėjo burbuliuot ir verštis per viršų ir neišėjo niekaip susilpninti ugnis. Teko su vandenuku užpilt. Nu ką, hello. Parodau dar, ką valgau. Va, salutyčių. Kokius 2 minimum į dieną tokius valgau, užsimetu avokadą dar papildomai. Kartais tūno, kartais va. Mozarelos dabar dar papildomai nusipirkau prisikast. Tai va tokia bus mano vakarienė. Dar prieš tai nusimaudžiau jūroje prie 15 laipsnių temperatūroje vandenį. Ir kokias 2 minutės minimum. Buvau ir gal netgi daugiau, iki 5 gal net. Prieš tai Wim Hofą padariau, tai dabar visiškai ramybė ir skanaus. Iki. Good luck, my brothers.